Welcome to Latvia! Haha! Jėga. Ryga. Welcome to Estonia! Yeah! Tai va, paliekam šitą gražią vietą.
Tai stotelė. Pašto dėstis. Tai va, atvažiavau prie to akmens, bet dabar teks paeiti. Dar einu. Išjungiu trum kamerą, galvoju, atsibos video. Ką tik pamačiau, man jau buvo. Na, taip žiūrint, atrodo akmenukas. Bet kai žmogus šalia, tai nu, didžiulis. Ir kaip jis čia stovi, neaišku, ten matosi va skylė. O. Lyg užsiriedėjęs būtų. Įdomiausia, mažiukas medis, 30, sakė, 5 metų. Bet jeigu matote, ten atrodo, rodo teisingai, dar senesnis medis auga ant akmens. Samanos duoda vandens ir viskas ok. Bet labai ilgai užtrunka jiems augti ant to, nes vis tiek nepakankam yra visų reikalingų medžiagų. Net neįsivaizduoju. Eina, sako. Kaip ir 2 taškai laiko jį. Nežinau, ar matosi, čia matot, nelabai gal matosi, bet va toj va vietoj prasišviečia šviesa. Tai reiškia, jisai laikosi toj pusėj ir toj pusėj. Va šitas va. Aš va toks va po juo. Pabandysiu aš toliau paimti kažką. Na, kai vaizdelis, nežinau. Navigacija nedirba, kol kas važiuoju, o po to žiūrėsiu.
reikia važiuoti dar toliau kažkur. Tos galbūt prekės, daug mezginių visokių, manau kokybiškai ir superliuks. Tai va, buvau sustojęs. Pasidaryti kavos išgėriau, 2 net ekspresą išgėriau. O, koks tiltas, žiūrėkit. Ir lipdamas ant motociklo galvoju, pažiūrėsiu, gal dabar kas nors pažiūriu messengerį, žinutės ir galvoju, nu va, internetas yra. Koks malonėlis. Matot? Ten lyja, taip fainai. Va. Lauk, tai pasuksim čia. Va. Nu ką, lietutis pagavo ir mane? Ha. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. O, kamera vėl kažkokia. Trumpas sustojimas. Labai daug kur. Va. Čia buvo ant kelio. Bet va, ir čia va, privartyta. Ir tai kaip važiuoja visam ruožį. Miške kažkur tai matosi, šaknim va tai va į viršų. Va kaip čia va, šaknis. Va tokie va guli. Ir buvo ant kelio. Keliauju toliau į šiaurę. Dar įdomus faktas, kad aš važiuoju į šiaurę ir nesutikau dar, kažkaip pat ir sustoju būna, motociklininkų į šiaurę. Visi iš ten važiuoja. Gal aš ne į sezoną? Nu, bus matyti. Nors laive mačiau ir ten buvo su Harley, sakė, važiuoja į šiaurę. Gal jie tiesiai nupjovė, aš čia biškį vėluoju pasivyti. Why do you
Geras vaizdelis. Nu, Rudolfą sutikom. Still rolling the dice. Gražuolis. Still hoping to find a future for me. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still Tai va, rytas, pradėjau jau krautis daiktus. Vėsoka šiandien jau. 15 laipsnių dabar. Kaip penkiukas toksai, nu. O tau pakelias, va, prie patų. Va, va. Pavažiuoja mašina. Po beržais. Ir šiandien Norvegija. Dublis 2. Patikrinimas garso yra ar nėra. Problema tavyje ar tavyje. Tai va, problema garso buvo ne GoPro, o sudrėko šitas. Radau biškivės tokią šiltesnę vietą, bet gal kad plasmasė neįsilydytų, pabandysiu padžiovinti. O šiaip viskas tiesiog fantastiškai vyksta. O, keliauninkai. Labas. Litva. Polski. Polski. How many from Poland? I saw 20. with bicycle. 22 day. It will be on YouTube. No problem. No. How Katowice, Salzburg. you are going to Nord Cup? Yes. 22 days is 22 today. Sure, today, yes. And how much time will take? Huh? How much time will take to the Nord Cup from now? From now? 3 days, no? 3 days. But not first time you're going, I see. I know. Then when we will go? From after Nord Cup, I will go. Oh, we have bus and railway.
You have a lot of Oh, time, no, yeah? no, basically. I understand. No. Okay. Have a good road. Good night. Bye bye. Nu, va, tai Lenkų čia daug, tokie su dviračiais. Faini. Tai va. O keliukas šiaip nuostabus, pažiūrėkit kaip ten nuvingiuoja, o prieš tai koksai buvo, čia toksai įkalnė maina. Šiuk, 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 šiuk. O prieš tai koksai, dieve tu mano, tik tai vingis, įkalnė, tiesiog kaifas. Kaifas. Greit čia nelabai ir žiūrėjau, kaip einasi gražiai, taip pareina, nu, kartais paviršiau biškį, nes vis tiek geriau guldos ant greičio, bet šiaip fantastika. Jau kažkaip biškį nukrito dėl Rudolfo. Kažkaip tai žiūriu, kad jie normaliai elgėsi, svarbu su laiku pastebėti, pristabdyti ir jie nelaksto per gatvę, svarbu jų neišbaidyti. Jie savo pakelia galvą, sako, a ką čia žiūri, mes pietaujam. Ir viskas, nu. Tai va. Nu viskas tiesiog puiku. Lyjo, va lyjo ir dėl to va aš patingėjau sustoti, nes važiavau paskui mašinas, nes Rudolfų nebesimato per tą lietų. Taigi pagavau mašinas, galvoju, nestoju, tai va sušlapo ir jokio garso dėl to nėra. Tai aš manau, man šitas mano variantas galimai pavyks, o jeigu ne, tai bus tokie gražus video su gražia muzikėlė, nes video eina, bet įrašo nedaro, garso įrašo nedaro. Tai va, mažas pitstopas, iki Norvegijos liko apie valandą, jei pasižiūrim dėl įdomumo. Kem 5 iki Norvegijos liko, paskui dar valanda su biški. Judu iš kempingo jau į Nordkapą.
супер. Той ліпдука прикльопнем, значить люкера. Žurnalistas dar tęsiasi. Norėjau tik pasakyti, kad yra 11 laipsnių jau tunelyje. Oras atvėsto šiek tiek. Ha, ha. Ir dabar tokia įkalnė gaunasi. Įkalnė. Gerai, važiuoju toliau. Atvyko. Eisim turbūt į tą pusę, ten bus tas didysis gaublys. Ir į šiaurę padaryta bus. Geras. Savo tikslą pasiek ir siek iki kitų. Šiaurė jau pasiek, judėsim toliau. Užsukau į miestelį čia netoli nuo kapo. Oho, kęsai šiandien taip. Laivelį, va ten toks tai neblogas. Čia gal žvejybiniai, ten gal kruizinis. Čia geriau matas, tikrai didelis.
labai įdomu, šitų 6 km tunelys, o čia kur buvo vanduo ir kalnas. Ir čia yra jo 6 km iš viso. Turbūt vienas ilgiausių. Ir tokia drėgmė jaučiasi 11 laipsnių, nu bet faina. Įdomu ar ką, nes vienoj vietoje, vat, kai buvau labai žemai, net pamėtė motociklą biškį. Toks lyg vėjo gūsis kažkur atsirado, toks triukšmas. Gal dėl slidumo pamėtė, bet šitas vėjas kažkur kažkaip. Va. Bet žiauriai faina, žiauriai. Tai va, superinis vaizdelis. Gerai, judu toliau. Klefoteno 1000. Hi, is everything okay? No, it's okay. Okay? Thank you very much. Okay. Geri punktukai stoja, ne? So, my one friend said that there is a wonderful view, something of stones, of something. Yes, there are stones. Oh, wait. But no, just this is a pathway. This Like, way? on the right side. Oh, easy. So I think you have to go on foot. From here? From here, yes. No, 2 kilometers, 1.5. This way? This and then right to the And right. rocks. Okay, I think. O čia pasirodo ne šiaip vieta. Čia yra trolenė in Trollhausum. Čia troliai. Pasivaikščioti tikrai gerai yra. Seniai jau be vaikštinėjau. Tiesiog nuostabi Norvegija. Įsimylėjau tą Norvegiją, aš tiesą sakant. Pakol kas. Dar tik kraštelį pačiupinau. Vakar sustojau vienam stotelėje atsikvėpti, šiaip pasigrožėti vaizdais. Ir buvo namelį ant rato, kaip aš vadinu, ir sėdėjo norvegai. Pasikvietė kavos, auksinių. Smagu. Ačiū labai jiems. Žuvį gauda. Matote? Čia aiškiau gal vandenynas. Gal nes spalvos vandens skiriasi. Susijungia. O, kokie kalniukai. Atėjom.
vienintelis buvo. Susipažinom, ką tik kaviniai pasirodo lietuvių. Įnoringa ta mano kamera, kažko neįsijungė, čia porą vaizdų neįdėjau. Tų vaizdų ir taip daug. Biški mane nuliūdino grįžtant kažkurio momentu po pusiaukelio, kažkur dar pusiaukelį mačiau. Netekau Ukrainos vėliavas. Va ties šitą va vietą, lankstės, drėgmė, taip toliau. Ir nulūžo. Tai dabar Lietuvos vėliavai dar papildomai užsukau izoliacijos. Manau, laikys. Tai va. O ten, kur sakiau, kad Adalis, ten tas dviratininkas, susitikome kavinėje. Aš sėdžiu kavinėje savo gražiai terasai. Prieina kažkoks dviratininkas. O, faina, man tai įdomu pakalbėti su dviratininkais. Kaip einas, pradėjom angliškai kalbėtis. Pasakiau, aš esu iš Lietuvos, angliškai ir toliau. Ir tada pradėjau lietuviškai, mes viens į kitą pasirodo abudu lietuviai. Jis dviračių mina iki Lefoteno. Ir štai tokia gabaliuką Norvegija sima, o paskui su lėktuvu grįžta. Tai va toks įdomi situacija, o paskui atėjo padavėjas, sako sveiki. Dar vienas lietuvis. Tai va, taip smagiai. Gerai, laikau kryptį. Liko dar 4 kokias valandos važiuoti. Pagal Norvegijos laiką dabar 3:30. Labai kažkur nestosiu. Jo 4 valandas 11 minučių, 284 km. Nėra ko laukti. Į kelią. Kaip vaizdas? Nieko, toksai kuklus. Liūdniukai kažkas. Gražu, tai kalbėdami teisingai gražu. Gerai, reikia judėti, nelabai iš čia galima stovėti. Sustojau biškį papietaut. Matot, kokie vaizdai? Ten net matosi sniegas. Nereikia. Pažiūrėkit, prie kokio vaizdą atvažiavau. Hotel, das hier oben ist. Ja, das ist ein Hotel, was da ist, ja. Ja, super. Ja? Super, ne? Yeah.
viršūnės snieguotos visas. Fantastika. Ar gali būt gražesnis vakaro vaizdas, ką? Negaliu palikti šitų vaizdų. Nesaugu pasakyti kamerą, nes nelabai matau priekio, bet... Bet ten tai ledynas, tikrai. Ten tai tikrai ledynas susidaręs. Ir ten dar liko kelio. Tai kažkaip tai įdomi. Valanda kelio, 7 km. Nu čia jo, sakau, net ne kilometrai, reikia skaičiuoti valandom kelionę. Gerai. Aš važiuoju pirmin toliau. Sustojau dar pasigrožėti tavo ledynų. Čia dar didesnis geriau matosi. O gal čia tas pats, nežinau, čia suku tais ratais. Ten va tai tikrai kitas. Gerai, reikia biškį jau baigt stovinėt. Rodo valanda, šiandien 4 kilometrai. Gerai, šiandien 3 minutės 50 km liko. Nu negaliu atsigrožėti. Ten va, kalnų upelis, ten ir ten. Ir viskas į šitą žalso upės įteka. Fantastika. Reikia kuo greičiau į kempingą, iki poilsio. Su tokiu vaizdu miegojau. Bet va kalnas toks stovi. Dabar atsidengė, ryte buvo po lietaus, šiąnakt lyjo. Toks visas rūke. Dabar biškį jau šviesesnė. Įdomu, kokio jisai aukščio. Čia debesų žiedas, viršai dar dengia. Įdomu, koks bendras aukštis. Gerai, tai. Taip pa, per visą dieną saulės nemačiau. Tai ten prie kalnų buvo ten išlindusi šiek tiek pramušusi. Tiek šiandien vien tik debesys. Sustojau nusifotografuot prie akmens kelio.
patinka tokie ruožai, vaizdas gražus, kelias tiesus, rankas atpalaiduoji savo, pailsi iki Vingio, o po to kaifuoji Vingis. Nusprendžiau biškiai atsikvėpti. Taip įdomi, tik vienas staliukas, tokia aikštelė, bet užtat vaizdelis koks. Taip. Gražu. Gerai, toks toks trumpas prikelis. Tokie vaizdai tai žada atima. Ar saulė ryškiau pradėjo šviesti. Pajudėjom, aš įzėlą, dabar pavadininis laivas geriau matysis. Norvegijos vėliava. Čia tai geras. Sustojau trumpam biškį pailsėti ir pasigėrėti vaizdais, kurie yra pribloškiantys. O, taip padaryti. Geri vaizdai, ne? Lofoten salos. Grožis stulbina. Kaip mano rytas? Dar nematytas. Mažytis trekas, kaip suprantu, bandysiu užlipti ten.
Tad kelionę pradeda motociklą paliekam čia. Batus persėvėm. Žygiuojam. Tai va, atėjome prie žemėlapio Ringer. Esu čia. Mašiną kažkur, tai yra motociklą. Čia geras. Motociklą palikau čia. Ir dabar eisiu šituo va takeliu. Tada kilsime į viršų. Ir turėtų būti taip va tenai. Šiandien šilta. Ten toliau tunelis. Apie 22-24 laipsniai. Vasdenukas nameliai. Tunelis 400 metrų palabo šitas. Tad aš eisiu pašoniai, kur turistam leidžiama. Taip, kur žygiuosim. Žiūrėjom už tunelio. Ramu, už tunelio tylu. Vanduo. Gražiai savo. Faina, tylu, ramu. Jau čia visi viršūnėje gal. O, va ir žmonės. Kuo toliau, to daugiau grupelių. Prasidės lipimas laiptais. Aš manau, tas laiptus vėliau papotkinsiu. Dabar 1 kilometras 100 metrų. Tiek reikės eit, sukilimą ten 4-8, kiek ten 4 atrodo buvo. Labai daug turistų. Nežinau kaip matosi, bet va ten va daug žmonių juda. Judu ir aš. Aš galiu. Aš vis dar lipu. Nežinau, ar kamerą matysi, bet va ten va žmonės. Labai daug judančių žmonių. Tad, kur dar eit yra. Jau kažkiek užkopėm. Manau, didžiąją dalį. Aš nežinau, ar matosi. Kaip matosi, o čia žmonės eina. Mačiukai tokie. Skruzdėlytės. Ten kelias, kuriuo atvažiavau. Ir kylu į viršūnę. Laiptelis po laiptelį. Čia visur laipteliai tik. Na ir ten bus lėta paldavu. Keep on rolling. Tai va beveik pasiekiau. Gal keli laipteliai. Iš ten atėjau. Tokie vaizdai atsiveria. Tik rodžiau jį ne į šitas kalnas, gaunasi už jo, gaunasi užlipė. Vaizdai stulbinantys. Bet yra ką veikti čia užlipti. Liko dar iki to viršaus. Tai palipti ir bus viskas. Baigėsi laiptai. Prasidėjo paprastas gruntas. Bet jau čia prie pat. Emilia, hazme esta foto. Ką? Padariau. 4-8-4. ¿Con esto? Kai kas dar eina ten pasivaikščiot. O, sniegas. Oho, yra net ten žmonių nuėjus. O yra koks vaizdelis. Čia tai kaip veidrodis.
Ten miestelį. Bet tavo keliukų visų tai aš atvažiavau. Va čia va tuo. Ir to taip vakar ir ilgai truko. 540 km, 8,5 valandas važiuoti. Bet žiauriai fain. Labai gražu, bet pradėsiu leistis žemyn. Dar porą vaizdų. Dar keletą vaizdų. I've been there once. Yeah, I can imagine. The problem is that there's so many Va tas keliukas, things you can't do. kuriuo atvažiavau. There's so many people with low level here. It would really be not wise. Ką, jau atvykom. Kelio vaizdas, pasisukė. Aišku, čia irgi jau matote. Kalnai. Ruošiamės išlaikyti. Motociklis šiek tiek nedaug. Nu va, laiveliu ir atplaukėm. Gerai, judam toliau. Nu va, atvykom. Arctic Circle Center. Šiandien 633. Galvojau, kad galva nuraus ir mane nuo kelio nuneš. Nežinau, kokio stiprumo čia vėjas. Panašiai kaip Norkata. Čia šalčiau. Gerulis. I like it. Va, paėjau. Graži skulptūrėlė. What is Saltefelsens kasas? Aha. Labai supratome, bet labai įdomiai tenai pristatyta, pridėliota akmenų. Oho. Čia taip ir išbūna.
kad tik neužkliūčia. Čia va, visas kalnas toks. Čia yra nusukimas Švedijos pusę per tunelį. O ant saulės nors pasišildys toks šaltas vėjas. Tai va, maža pertraukėlė. Kažkur čia labai kylu. Įdomu, kiek čia rodo, nes ten Arctical Center vis dėlto buvo 692 sukilimas. Telefonas biškį meluoja. Nu čia 580 šiuo metu, bet matau, kelias kyla. Tai būsiu biškį ir aukščiau. Kadangi negaliu kalbėti iš šalmo, tai jokių istorijų papasakot nelabai gaunasi, ten kiek gaunasi, tai girdisi. Bet apie Lafoteną norėjau pasakyti dar. Labai toksai turistinis, nors ir gražus, žiauriai gražus miestelis, bet turistinis, tas iš Maridės ant žemiau. Labai toksai turistinis, daug turistų, daug žmonių, daug žioplių, tai reikia atsargiai vairuoti. Kai kurie matosi ne vietiniai, išsinuomavę mašinas, važiuoja per vidurį kelio. Nu, man pavyko, nesutikau aš tokių iš priešpriešais atvažiuojančių, paskui tokius suvažiavęs. Tu pamato mašiną, akis įsprogsta, kerta per stabdžius. Ir ką pastebėjau, dar vienas patarimas, kurie dar nebandė čia važiuoti. Tai jeigu sutinkate tą namuką ant ratų, kurį aš dabar, kaip matau, sutiksiu daug jau pravažiuojant. Geriau čia matyti su biškim. Kaip čia kamerą pastatyti? Ne, žodžiu. Kur pravažiuojat. Tai jeigu tik matai progą, kad ir gerai teisingai važiuoja, leisinu greičiu, ten plius keli kilometrai. Ir atrodo faina, galima paskui žiūrėti, ne. Yra progas, suki rankeną ir lenki, nes paskui atsiras vingis, jie pristabdo iki nežinau kiek. Po to dar labiau užsivingiuoja, tada iš viso nebėra kaip aplenkti. Tad jeigu yra proga, lenki ir viskas. Nebent tau toj sustojimą darysim, tada neverta ten lenkti. Surandi sustojimą, sustoja ir viskas. Dabar aš irgi kol čia pakalbėsiu, atsikvėpsiu, irgi tie gal pravažiuos, aš jau gal net labai neprisivysiu, įsiskaidys. Ir taip toli nevažiuos kaip aš. Tai va, keltas vėl, kaip matėt, nieks neriša motociklų, gal kažkuriuos ir riša, bet pakol kas aš tokių nemačiau, tik du mačiau keltus. Bet ten nieko sėtingo nėra ko ten bijo dėl to. Kelti 4 valandas kažkur apie. Tai jo, atima dienos, tad manau teisingai padariau. Anksti ryte 5 keldamasis, 6 jau būdamas prie kelto, čekinė. Ir kai 7 išplaukė, tai 10, ne, prieš 11 jau išlipom į krantą. Nu ir tada viskas normaliai. Dabar liko, rašo 2 valandos 55 minutės. Poilsiavietės, nedamiegojau biškį, daugiau ir nevarysiu tų kilometrų. Kiek čia gaunasi? Čia 260 dar laukia. Tai... O aš jau nuvariau 210. Nu, tai solidžiai čia gaunasi, kaip ir dienos mano limitas. O bendra kelionės
iki šio momento nuo namų kilometražas 3,986. Tai reiškia perlipsiu 4, kai nuvažiuosiu į šitą poilsiavietę. O tokie reikalai. Smagu. Verta, smagu. Niek net nedvėjoja, kad verta. Ne? Tai jau. Ok. Susimatysim kelyje. Visai atsitiktinai sustojau pakalbėti, jums papasakot biškį. Ir girdžiu, kad čia kažkas labai šniokščia. Čia pasirodo yra tiltukas. Ir upė. Per akmenį žemyn eina. Eina sau, čia krioklys. Aš tas tiltukas tai biškį žinokit svyruoja. Pabandysiu ir jums vaizdą parodyti ir nenukris. Eina sau. Ką reiškia neišsimiegoti? Pamatai vaizdų. Eina sau. Tai ir siena. Kur jūs didžiai plazdanti Švedijos vėliava. Welcome to Sweden! Dar viena šalis į mano sąskaitą. Tai čia trumpa kelionė. Važiavau į fainą vietelę visai. Susimokė internetu. Ir būni sau. Ten tualetai, dušai. Sakė, ir namelį yra. Nu, ką man naučiai. Nu, faina. Ok. Statau palapinę. Iki. Va toks va rytas, va. Atsikėliau į dušą. Ir sako bendai, labą dieną, pavidalčiukai. $110 galima važiuoti. Sustojimo stotelė tokia.
Dėja, bet Suomijoje, atsiprašau, Švedijoje, taip, nes stotelės tokios. Na, ir dar kas, čia atsiranda kartą tokios duobelės arba tokie guzai. Kai kerta motociklai, nespėjai pamatyti. Kažkaip tai vat, šitas dalykas kažkaip nešvediškai. Nešvediškai. Gerai. Laikau kryptį toliau. Kelionės į šiaurę. Grįžimas atgal. Jau nebe į šiaurę. Bet kelionė. Liko, čia rodė apie 2,90. Taip. Va, visa kelionė padaryta jau 4,46, beveik 2. 208 šiandieną. Padaryta jau. Gerai. Hi Latvia! Hey, where are you going? To Norway, Lofoten. Norway? Yes. Nordkapp? No, Lofoten Islands, Narvik. Oh, Lofoten I was. It is amazing. Yes. It is amazing. Good weather. When I was here, yes, it was. It's an incredible view and all, because so beautiful, Yes. Lofoten. And then we go south to Nordfjord, Sognefjord, all the fjords, and then to Stockholm and ferry to Latvia. Nice. I'm going back. I was in Nordkapp, Lofoten, Yes. Arctic Circle Center Yeah. also, and now going back. We also ride motorcycle, but no, this time we went with the car. Why? Why? And more easier, more space for camping stuff and so. But the roads in the Lofoten for the motorcycles only. Okay. Have Yeah, a safe trip to home. You too. Have a nice day. Thank you. Va, ir braliukai Lofoten. Panašu, kad kertam po biškutį sieną. Nu ką, welcome to Finland. One more time. Nebloga mašinytė. Skaniai pavalgiau, aišku, susėdėjau per ilgai. Bet šiandien tokia ir diena, čia nei kalnų, nei vingių didelių, nieko. Tik Rudolfų ir puntuko plenuko. Tai va. Ok. Judu toliau. Liko apie 200 km. Rašo 2 valandos km 8. Variklis užvestas. Rengiuosi šilkaus namelio. Tai Helsinkį nuomavau name kambariuką mažą. Man tik reikia. Keltas iš Helsinkio 6. Tai čia kaltas, čekinas. Penkai kažkur reikia būti. Išvažiuoti reikės apie 4. 4, nes ten netoli, 20 minučių. Nu tai pusę 5 reikės išvažiuoti. Ir aš galiu. Ir tiesiai į Pašeimą prie jūros. Tai va, judam. Ai, dar šitą.
Mėgstu su krapštukus biškį pakramtyti. Ir prisidėti. Norisi biškį jau pravažiuoti. Čia nedaug yra. 486,5 valandos rašo. Nedaug sakau vien dėl to po Norvegijos kalnų. Nes ten toks atstumas per 7 valandas mažiausiai. O čia daugiau tiesioji. Tai net kruizas įjungtas ir panašiai. Viskas vietoj. Kitas gražiai paliktas. Kempingiukas šiaip tai čia neblogas. Rekomenduoju. Ten yra tualetas vode. Ten už jos iš karto virtuvė didžiulė. Čia galima grilinti. Puikiai. Jeigu palapinė statyti, tai rekomenduoju tenai, kur P raidė, jeigu matosi. Čia labai tokia nebloga pusiaukelė, jeigu iš Helsinkio tiesiai nors ką pašaudė, tai iš Helsinkio, kai tik išlipi, čia vat apsistoji. Čia kitam nuo atkapo. Blemački biški į kalną tą lipdamas jaučiu tenai gal. Ausis biški apsvilau nuo saulės. Dabar kai deduosi šalmą, toks biški jaučiasi nemalonumas. Per ausiką eina, bet taigi adventure. Ok. Piniginė. Aišku, yra, telefonas kabo. Patiklas užvestas. Kaip sakant, kaip on roller. Įdomu. Būtų neįdomu, būtų neįdomu. Per naktį maždaug biškį pasėdo. Hopa! Šitas va, visas su manim. Maždaug apytiksliai skaičiavau. 400 kilogramų. Easy going. Čia pieno turbūt. Biški daug yra. Tikras adventure ir keista asfaltas. Kažką ruošia. Nu ir kai kelias mane įsileis, atkiek biški pastovės. O, leidžia. Nu, navigacija kur man? Ties! Oi, geras oras. Fantastika. Pažiūrėkit, kokį fainą numačiau dalyką pakeliui. Kaip varpų. Ten dar viršui. Teoriškai galėčiau paskambinti. Dar čia yra kažkokia muzikinė, kaip ir ai čia tuos varpus valdo. O čia tai man patinka. Čia anksčiau būdavo reiškia grožio. Čia matys sistema turėtų taip. Kartu su tuo metaliniu įsibuojame. O čia toksai iš kinų, ten iš tos iš Azijos pusės varpas. Ir ten yra varpas.
puikiai vietelė buvo pernakvojimui netoli uosto. 24 minutės iki uosto tik tai. Labas rytas visiems. Dabar kažkur yra 3:45 ir jūsų laiku taip pat. Pažadinam kaimynus ir važiuojam. Kaip nekeista, kelias plikas. Nebandysim, o padarysim, kad šiandien būtume Lietuvoje. Lauke 16 laipsnių kol kas. Ir judam į uostą. Nu ką, atvykom, lauksim, kol pradės leisti. Ir viskas. Ir tiek žinių. Tai va, vienas motociklininkas. Aš su Roketu, kurių nėra nieko motociklų. Tai va, jau atsirišinėjai, jau Estijos krantai. Ir judėsim toliau. Kaip sakant, keep on rocking. Hello. Hello, from Pimbo Cargo, yes? From Pimbo Cargo. Thank you. Liko 457 km. 457. Jei nenulipsi nuo sėdynės, rašo 6 valandos 30 minučių. Nu ką, variau. Su Roketu va čia, tikra raketa. Ir žiūrėkit, kur mes esam. Esmė ta, kad esame jau pasienyje. Ir mums gražiai masuojasi Latvijos vėliava. Išeitų prie sustot patraukėlę ar ne? Ogi išeitų. Vaizdas buvo dingęs, kažko neįsirašinėja. Vienu žodžiu, Rygą jau pravažiavau, ant nosies liepoja ir Lietuva tuoj bus. Ne kokia čia kavinė užstot, bet ledai buvo skanus. Tad deduosi šalmą, kol neiškepiau. Temperatūros negaliu pasakyti tiksliai. Rodo 3,2, bet čia ant saulės dėl to. Jau 460,9 nuvažiavau. Dar ant nosies 200. Nu ką? Atvykom į Lietuvos Respubliką. Norėčiau taip trumpai Facebook'e gal biškį ryt pasėdėsiu, pagalvosiu, kažką rezumuosiu, bet norėsiu tokį savo kelionę, savo pagiamai žodį. Tai ši kelionė buvo viena mano iš svajonių pasiekti Nordkapą, bet
Pasiekiau daugiau nei norėjau. Pamačiau ne tik Nordkapą. Atleiskite, kas nerūko ten. Bet taupant laiką, aš parūkysiu. Tai va. Vaikus nuo ekrano. Tai va. Nordkapas jo, čia labai gera idėja, labai geras postūmis buvo išlėkti, išbandyti save. Miestažas yra mažas, bet ant nugaros jau turėsiu apie 20 000. Šį kelionę dar užbaigsiu, paskui titrose kiek išėjo, bet čia virš 5 000 gerokai. Šis rytas buvo sunkus, nes 3 valandą reikėjo keltis, bet įveikiamas, kai turi tikslą. Tikslas tai žinoma šeima. Šiandien kuo greičiau nuvažiuoti, jau liko ne tiek ir daug kilometrų. Trumpai apie kelionę. Ką aš pamačiau ir ką tikrai verta. Kumakyvi, tas balansuojantis akmuo Suomija, pati pradžia. Iš Helsinkyje tik nusikėlus, būtinai. Ar grįžtant, jeigu per kitur. Rudolfai. Iš pradžių bijojau, bet paskui aš be jų jau liūdna be jų. Gražus gyvūnai. Tas balansuojantis akmuo tikrai fantastiškas, Nordkapas. Nordkapas, tas burbulas, taškas. Šiauriausias, kurį galim pasiekti su motociklu. Bet vien keliukas iki jo, kai prasideda tas ruožas, to parodysiu, pabandysiu žemėlapį parodyti. Pirmyn ir atgal, fantastiška. Būtinai nusukite į šonus į miestelius. Irgi faina. Kas toliau Norvegija, pati graži. Lofoteno salos. Bent 4 dienas savo skirti. 2. Kaip aš nors pačioj, tai paskutiniai išnaim radėt atsimenu. Skirti nors kažkiek laiko pabūti. Irgi fantastiška. Į tą kalną, kur aš kopiau. Ar kopti, pagalvokit patys, bet įmanoma užkopti ir manau verta. Bet tą dieną net chill gaunasi. Vis tiek nuovargis yra. Tai va. Tas Arkties žiedo centras Norvegijoje. Irgi užsukit būtinai. Vien nuvažiuot šiek faina, padėti ant tokį tašką savo savotišką. Irgi labai faina. Kas rėčia keltų, 3 keltai. Vienas pirmyn, kitas iš Lofoteno, paskui kitas atgal, su Helsinkis Talinas. Nieks neriša tenai. Ir mažai kam ten įdomu motociklų, bet ten nieko ypatingo nėra. Nieko parintis. Ir nuvažiavai, pastatei, kaip pasakė, svarbu neskubėti, važiuojant. Tenai, palaikyti atstumą nuo kitų mašinas, nuo kitos neaiškos pristabdo, ar motociklai, įsitikinti, kad tu galėsi važiuoti tiesiai iš lėto nesustodamas, ir tada viskas tvarkoja. O ten prisisek, ten diržą, ten. Stebuklų nėra, yra kas padės tikrai. Nors šiandien, kai važiavau iš Helsinkio į Taliną, ne vieno motociklininko nebuvo. Bet ten nestebuklas, ten tie diržai yra, svarbu vieną kabliuką, kitą kabliuką užkabini, įspaus, kad susispaustų. Čia motociklas, jeigu sėdynė jautresnė, pasidėti pirštinę, čia kažkas Facebook'e taip sakė ir aš vienam dariau. Bet paskui pasižiūrėjau, kad mano sėdynėje tai dzin. Tai biškai susigronkšliuoja, paskui įsitiesina. Tai va. O visa kelionė yra fantastiška. Nuostabi, nepakartojama. Kažko dar išskirti. Tik važiuojant gali suprasti, kas tai yra važiuojant su motociklu. Ne su mašina, su motociklu. Ir iš pasiūlymų, Norvegijoje ypač, jeigu pamato tos namukus ant rato ar su priekaba, kur važiuoja su nameliu, yra proga, aplenkit. Jis važiuoja leisint dažniausiai greičiu ant tiesiųjų, viskas tvarkoja.
Bet atsiras įkalnė, atsiras vingis, jis prilėtins ir pristabdys jūs. Tad jeigu yra momentas, šiek tiek spustelėjai, aplenkiai, paskui vėl sugrįžai į leistiną greitį, ramu. Šiaip miestuose neviršykite tokiais būdais greičio. Bet tada ramiau, kai jau aplenki, ramiai važiuoja. Ir grožėkitės. Nu ten vaizdai tai nerealų. Tai tiek. Turbūt tiek. Tai ką prisiminsiu, dar įjungsiu kamerą. Bet greičiausiai užteks tai, kiek bus video jums pamatyti. Dėkui, kad esat. Kaip ten sako, like, subscribe. Ir iki kitų kelionių. Kiti metai nusimato pas mane, aš noriu Norvegijos apačią Čiaudanės, kur nuo ten tą paimti. Šį kartą aukščiau paėmiau, tą kitą kartą žemiau. Aišku, fantastiška būtų visą tą nugarą pravažiuoti ir vėl iki Nordkapo, bent jau tą gabalą paimti būtinai. Tad bus matyti. Svarbu turėti mintį ir eit paskui ją. Go beyond your dream. Ačiū, kad buvot. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade.